Tai va, sveiki, biškai vyksta remontų. Remontuojam bačkeles, kita ten, traktorius, abu. Žodžiu. Biškai tvarkėm viską, ką sezonai nebūtų problemų. Siurbliai visas tarpinės perinkau, nes biškai leido. Patikrinau plokštelės neblogas visai, šlangas. Nes biškai vakuumas ir leido, tai viską iki galo prasėjom. Kardanom apsaugas pasidarėm. Technikiniai stabdžius ruošiam. Žodžiu, čia kaladžių užteko, guolius dar pakeičiau. Padariau, kad reguliuotus daugiau stabdžių traukelių. Kaladės dar ir nepadarytas, išsiuntė padaryt. Guolius irgi naujas sudėsim čia. Biškai čia dar lėdas geltonas įdėjau iš šonus, kad gabarits matyt. Naktiniam purškimam lempai įdėjau šiame dar. Čia dėta ledinė lemputė yra. Žodžiu, gal kada parodysiu. Biškai, kad šlangą matyt kaip į kanalą įsimes naktį. Čia biškai apsivyrinam, pastovi bėda trunka, tai pastiprinam biškai. Žodžiu, visas vietas iš naujo, visas gumas sudėjom, žermetizavom iš naujo. Čia ir dar trūksta gale, kažkaip kaladės pasibaigė, matyt buvo netolygiai sureguliuotas. Ir žodžiu, visur prailginimus atlaisvinom, kaitinu, kad reguliuotųsi traukelis. Žodžiu, dar ką keitėm, pagrindinę rėmą varšas keičiau, nes buvo jau palaidė. Ir klebėjo. Tokie va remontai prieš tas bačkeles. Keisiukas irgi papiltas yra jau antrą kartą. Žodžiu, nelengva šitą ratą nusiimt su pustoniu beveik ant ratų svoriu. Žodžiu, gavos taip, kad pradėjo leist tepalus. Pro reguliatorių ten viduj matos, nelabai dabar matys. Pradėjau, kai pakeičiau, įsitraukiau reguliatorių ten stabdžių. Pneumatinį kažkoks reguliatorius, pakeičiau gumeles ir kaip ir nebeleido. Tai žodžiu, čia rasoja biškai. Šitas šuteris stovi į to šlangą. Sakau, paviršiu rasoja, tai kai paviršiu viską surinkau, pradėjo lašyt. Tai žodžiu, gal gumelės pasitempė, nežinau, ar vieną šlangą dar nuo čia iki viršaus. Reikia pakeist, nes irgi jau rasoja, tai žodžiu, kad nebūtų problemų. Iškart irgi keičiu viską. Tai žodžiu, tokie reikalai, ką dar pakeitėm amortikus naujus. Visiškai padariau šitos parvasalgus šiandien padariau, kad neužkrist, nes čia blemba į tą tarpą. Kad būtumėt matę, kiek čia žemė yra, kiek prisirenka, nes koks čia tarpas. Viską uždengia, viską meta į vidų ant šlangų, viską tai čia pūda. Realiai tai pasidarėm ir tą visą. Tai gal tiek nebeprimės žemė. Žodžiu, kad dar prasivedėm 2 kontaktų rozetę iš kabinos, kad būtų pasijungt šviesom naktiniam. Tiek manipuliatoriai yra ant krano padaryta šviesas ant to pačio pajungimo. Tai įdėjau ir mygtuką, kad ta rozetė įtaitinčiau. Įdėjau mygtuką. Na ir žodžiu, su sėdynė problemas pagaliau išsprendžiau, nes kelis metus čia vargau. Šlangelės kaitaliau viską. Ir viską pakeičiau, kad oro neleistų. Bet vis tiek kažkur per savaitgalį išeidavo tas oras iš sėdynės. Atrodo, visą šlangelės pačiau su langų valikliu, niekur nebekėlė burbulų, tai galvojau, gal paslėpo, čia kažkur problema pasirodo. Jungtuke ateina čia irgi oro šlangelė ir per patį jungtuką leido. Nes matė, užsakė naują jungtuką dava sėdynę. O jau porą savaičių stovi jinai vietoj. Tai va. Tokie darbeliai, žodžiu, prie tų traktorių. Aišku, kraunam akūnus. Nes jau žiemą kažkokiais suislabnokiai. O vasarą dar kažkaip laiko, ne. Nu,
Šitie bačkeliai irgi padarėm kardaną apsaugą, pakeitėm tarpinį salnikų, nes kaip pumpuodavo vanduo lašėda, damats rūdis, čia gerai, kaip bėgdavo. Tai naujas salnikas, tarpinį, žodžiu, kas daugiau, tai čia stabdžių puslės vienas trūksta, labai žemai jos yra, kliūna į žemę. Matot, sparnas biškinu čia padažinėjau, čia nėdit yra, nes labai žema fūrinės padangos ir smenga ir tiek įsmenga, kad tie privažiavimai prie kai kurių kanalų yra labai keliai blogi, rudenio sezone, nes drėgni, šlapi ir labai lenda padangos galin. Tai įneria beveik iki sparnų, nulaužys visą sparną. O puslės, pažiūrėkit patys, kaip žemai jas yra. Sprindžia aukštumu. Tai gaunas taip, kad į žemę brūkas deformuoja puslę, pradeda per membraną leisti orą, tai vieną atlankščiau puslę, kitos jau nebeišeina, nebe sandarijų. Mėginau visaip lyginti, bet nebe sandarijų neleidžia. Žiauri žemai, rarė su jom. Sparnus irgi nulaužiau. Jeigu matas kiek lopų. Čia dėjau blėkas, nes sakau, įlenda ir iškart užkimba už žemių. Į provažas tie parpasaugiai nulaužęs, tik vieną, tik kitą pusę. Tai biškai pastiprinau su skardom, negu dabar viską išlaužęs, tai žodžiu nelaikys. Tai nutarėm, kad greičiausiai pjausim iki čia ir kabinsim guminį. Tai žodžiu, ta pusė irgi, šitą baisiau jau. Ištarpėjus yra pusė, čia vadinasi keli, matas. Biškai užkniedžio čia irgi. Blėka įkniedžio. Nekniedžio su varžtukas, nes, kaip žinoma, plastikė nelabai kniedės laiko per laiką išvibruoja. Ir klasui išėmėm sėdynę. Visą klybą per krypus, tai žodžiu porankiai va. Įvaras padarys tekintojas pas mus. Nebeklebės tas porankis. Ir žodžiu. Čia va viską išsiardėm. Čia buvo perdaryta kažkurio darbuotojo amperikurkės, kad prisipūs sėdynę, nes jau čia išlūžęs tas jungiklis. Čia per troselis turėtų įjungti tą sėdynę, kad pripūstų vieną pusę išleidžia, kitą turėtų įjungti pripūsti. Bet nebeprapačia, jau čia išardęs esu. Jau buvau išardęs, tai rolikus ištekino naujus, tai dabar aukštyn žemyn nebekleba, nebebus sukrypus sėdynė, gal kad atsisės, nes būtų į dešinę pusę sukrypus. Nes gavos, kad įvarė ištrupėjo to roliko ir suspaudė ir tas užsiklindindavo, rolikas ir nutrynė į vieną pusę, tiesiog jis nebevažinėjo ir nutrynė vieną pusę. Tai žodžiu, padarėm tuos naujus, laidyną visą atsekiau. Tai darysiu dabar nuo originalaus laidyno, pareimą nuo pliuso. Darysim, pajungsim ant jungtuko kito, nes originalas nebeveikia paspaudžiama, tai padarysim ant jungtuko tvarkingai, nes į perikurkį per silpni laidai, nes kai ilgiau reikdavo pasipumpuoti kai kam, tai pradėdavo tirpt laidai, žodžiu. Tai padarysim ant jungtuko. Na, aišku, čia tie laidai tokie tėra būdavo ant perikurkės, iki šiol dasipatį sėdinį. Žodžiu, padarysim normaliai. Kada radau, tai stojkį, sakau, sustvarkysiu, kur slėgį rodo receiverios apšvietimą, bet ką radau? Radau sutirpusi laidyną visą. Žodžiu, matot, kaip atrodo. Sutirpusi laidyną, tai naują pravodkę pravedžiau. Parodysim, tu dar pravedžiau pravodkę naują toj vietoj. Tai žodžiu, padarėm. Nepajautų šviečia daviklis. Ir padariau dar
lubose turėjau lėdinių lempučių tų įsukamų, bet naktį apšviestų tos ričegus. Nereiktų, na šiaip kaip įpranti jo, viską matai realiai, bet nežinau, labiau gal dėl jaukumo. Bet šiaip kartais trūksta tos tokios blankios šviesos, kažko pasiieškot. Ar apsigraibyti tos mygtukus, nes kai mygtukai čia nešviečiantis yra šitam traktoriui. Kars apgraibom, tai nieko, tai įdėjau lemputę, žodžiu. Mas biškai apsišviečia, tai ir čia mygtukai. Tai, kaip sakant, dėl savęs biškai čia pasidariau. Na kas dabar, belieka sėdynę rinktis. Pabaigti rinkti. Ir tada žiūrėsim, ko toliau užsiimt, dar reiktų klasę pakeisti. Hidroakumuliatorių. Nes priekinis tiltas nebemortizuoja. Tai žodžiu, reiktų ir rėtom pakeisti, nes ir jie nebemortizuoja, jau pasibaigė. Tai žiūrėsim kažką toliau. Pirmą reikia užbaigti šitos pradėtus darbus. Tik vieną, tik kitą traktorių ir nedabaigti dar. Šlangas jau, štucerus. Jį bandysim kurti, žiūrėti kaip čia laša, nelaša. Visakingiausia buvo, kad į paviržį nelašėjo, kol buvo užkurtas pusvalandį kūrenas. O žodžiu, iš po nakties atėjus buvo prilašėti, nežinau, per laiką gal prasisunti, čia pro tą būdo gumelę, nežinau. Dabar irgi. Na žodžiu, bandom kur, žiūrėsim. Ar laša, ar nelaša. Pakūrensim, nu, šiaip rytoj pamatysim, ar laša, nelaša. Nebent dabar nedaviržio šlangos kokios. Ir. Žodžiu, žiūrim, kaip laikas kombainiukas. Nu, šį kartą nekursim, neprasuksim, praeitą kartą buvom prasukę. Tai viena gigantiška pelė iškrito ir 2 kirstukai. Tai nežinau. Dabar biškai pakūrent dėl akumų. Žiūrėsim, ar klaidų jokių nemeta. Žodžiu, dėl bendros tvarkos tiesiog. Nes ir salonas, kad nesupelytų biškai pravedint. Nes jeigu visą žiemą paliekite supelį, labai pažiūrėt. Yra išoperuotas pas man, nes trumpino realiai pašildymas oro. Nėra žvakių šitą motorą, tai stovi kaitinimo elementas įsiurbimo kolektoriui. Ir pažiūrėsim, kaip be jo kūrėsi. Pernai nebuvo problemų, tai žiūrėsim, kaip šiemet. Na, reikėjo pasukti motorą kokius. Kol kas klaidų jokių. Monitorius išims kamerų, o jau kažkame klaida yra. Check engine įdegė. Ai, variklių aušinimas skysčio grandinė. Žodžiu, žemas lygis antifrizo. Bet būna, kai pašyla, pakyla antifrizas, išsiplečia, tai gal antifrizą tiesiog trūksta. Tai klausimas, kai pašils motoras. Taip sakau, dirba dabar, kol apšils biškį. Pašildysim motorą, pažiūrėsim. Gal daugiau klaidų nebus, gal ir nueitė laidas, kai kur jau praeitą kartą, kai buvo atėjus už kur, tai
nebuvo problemų, jokių čekų nieko. Bet greičiausiai antifrizo trūksta, tai nedaug trūksta, ten būna, kai šalts motoras biški pakrenta ir daviklio nebesiekia ir puljuoja, tai galimai dabar tas pats yra. Tai gali būt, kad dings. Nu, va, žodžiu, galiausiai, kai supypsi, praneša, kad tipo išnyko klaida. Kai ilgiau pypsi, kai trumpiau, man atrodo, supypsi, išmeta, kad klaida, o kai labai ilgai, tai išnyks. Tai va, žodžiu, buvau teisis, pasikūreno garačią 2 minutės ir pakyla, matyti, antifrizo lygis ir užges. Jo. Tiek ir priežiūra. Pašildysim biškį ir paliksim. Tada užžiemot kombainą. Nu, prisisukom ratą, lyg ir nieks nebevarva jau. Pro tos štuteriukus. Atsekėm laidus nuo varikliuko čia. Pajungsim dar čia vieną laidą, maitinimas. Nes saugiklį įkišau jau. Pareina jau srovė originaliai kaip buvo, nes buvo atjungtas tas originalus kabelis. Nu to jungtuko buvo savo kaip nuo perikurkis pajungta, tai atradau saugiklį, pareina jau srovė, tai pajungsim nuo to. Jungtuką irgi jau prisakau. Spaudžiamas tiks dabar, užteks, nebereiks į perikurkę kaišėt. Tai žodžiu, susijungiam laidus. Pasitikrinam ir po to jau... Ai, dar čia sproknę reikia įsidėti, prisisukt. Ai, dar vieną stabdį roliko reikia prisiknėdyti. Nes prieš tai išėmimą reikėjo knėdis nugręžti. Žodžiu, tą prisiknėdėjom. Prisisukam spiroklę, pasižiūrim ar veikia fiksatoriai ir tada jungsim elektrą pabaigti. Gal pirmą prisikelsim sėdynę. Bandom taip. Ne per ranktuką pirmą susitrumpinsim. Prisikelk, kad patogiau užlyst. Šitą gal neturiu. Degimą. Sarau, kad nesusileistų kiti galą. Įsijungiu aš jau viską. Greitis nepavargęs ir karočią varikliukas. Oro varikliukas nepavargęs dar yra. Kompresoriukas, lemaka greit užkėlė puslę. Keisai taip greit nevinioja, keisai apie minutę turi laikyti, kol užsikelia sėdynę. O čia kiek? Nežinau, gal per 5 sekundės užsikėlė pilną sėdynę. Ir labai kietai net paspausniai. Ne, čia. Turėjau reikalų truputį. Žodžiu, surinkau viską, suknėdėjau čia, susisukau čia, įsidėjau tą, gal prie tam video biškį matys ar nesimatė. Tai kai dėjau visą šitą kelmą, žodžiu, tai
tas laikiklis prisuko čia ant vamzdžio, kabina toks kaip C raidė apsikabina ir aš nemačiau, kad jis nudrybo ir aš galvoju, kad jis iš apačios kabinas. Aš susukau viską atvirkščiai ir kaip įsitepęs spyruoklę pradeda marzuoti, išspjauna spyruoklę, karočią. Tai turėjau vėl kniedės nusimušti, žodžiu, išsiardyti visą šitą dalį ir ant to vamzdžio užkabinti iš viršaus, nes kai iš viršaus užkabinti neleidžia išdirbti, matai, tempėsi į apačią, tas laikiklis jis į apačią žiūri, o į viršų irgi neleidžia, nes ta plokštelė čia stoja išspjauti, tai amortizuoja, įsitempia, žodžiu. Tai va tiek, biškį turėjau reikaliukų. Nieko, gyveni ir mokas. Reik apsižiūrėti viską daugiau. Aš ir buvau apsižiūrėjęs eilės tvarką, žinau, bet kažkaip neatkreipiu dėmesį, kad ant vamzdžio kabinas ir gali atvirkščiai įsidėti viskas. Žodžiu. Nu, baigiau pagaliau sėdynę. Nufilmavau kaip renku, nes čia daug kantrybės reikėjo. Nes irgi neapsižiūrėjau, žodžiu, gavos taip, kad čia ir toks stablis tuose bėgiuose. Ir jis nučiuožė toliau, prisukau paprastai, gavos, kad nebetitinka čia skylės tada. Nes čia sunkiai labai yra prisukti tą bėgį. O sėdynė prieki čia yra vietos, o gale iš vis nieko nėra. Tai irgi kelis kartus gavau išsiardyti. Kol atstačiau tą stabdžio bėgį, tai žodžiu, viskas veikia, viskas tvarkoja. Padariau ant mygtuko, dabar tuose puslais, nebereiks į perikulkę kišti. Tai kaip ir viskas veikia, čikiau, kaip sakant, sėdynė. Klebėjimas, nu, ir dabiškai, vis dėlto nenauja sėdynė. Senas traktorius ganėtinai, bet klebėjimas mažesnis, sėdynė jau kaip tiesiai stovi, nes būdavo, kai dešinę palinkus, tai kaip sakant, jau normaliai bus su šitu traktoriu sėdėti. Bandžiau uždėti bačkai diską, gavom jau kaladės. Žodžiu, 8 mm kaladžių ir netelpa su pakeltom plokštelėm, tai reiks nuimti vieną plokštelę, čia kažkaip buvo dadėtas. Ir žiūrėti, ar telpa po to. Šis buvo prisnargdavę. Nu, vieną ratą surinkau. Gavau tik plokštelės nuimti ir nukalt nuo kniedžių tą plokštelę ir išvalyti, nes čia, nežinau, kaip aliuminis, aš pižiūt. Iškilnotos tos plokštelės ir irgi nelenda. Nu, čia mažiau iškilnotos ant šito, ant to, nu, buvo labai aukštai iškelta. Per 2-3 mm, tai nukaliau nuo kniedžių, išvaliau ir vėl iškniedžiau. Ir užlendavo barabanas ir gal traukė biškį perdaryti reguliavimo virimo. Nes nebėra čia reguliavimo tokio ant šleicų, tai čia ir toks ketvirtainiškas ant ašies užvirins ir tiek. Tai kad naujas kaladis tik nebeina atitrauktas gal tai. Jau trikampis išpjauti ir užvirint vėl. Palenkęs biškį ir pritaikėm šiaip ne taip. Dabar turiu viskas tvarko šitą pusę baigti. Susikadam abojimas. Aišku, būtų geriau įsipresuot, bet sunku degti tolinaš ir man atrodo neparas, ką mūsų praeis. Kas patyko? Antrą pusę įsikalt abojimą. Čia plokštelė užsikalt. Didį guolį irgi užsikalt. Ir bandyti stabdžius. Šiuo metu žmogus būtų papildomai prikibdyti, prismergliuoti, kad sukelt kaladėlės. Čia originaliai, man atrodo, nešaknėlės yra, tai reiks atis nusišlifuoti viską gražiai, nes iškilnotus yra. Nes tip top tai įlenda kaladė.
gautas plokštelės prie aliuminio. Čia aliuminis, ne aliuminis, nesuprantu, iškilnotas baltais. Tai prikelia tas plokštelės. Gaunas atsikeltas kaladės. Čia gaunas natūralus kaladžių sukelimas. Automatinis. Nu, kaip ir neblogai dabar. Tarpo beveik nebėra. Yra pat prisiglaudė plokštelės. Knėlis dabar turėtų užlįst kaladės lengvai. Žiūrėsim, dėjimo eigoj, kaip čia pasisekė. Nes tą pusę turėjau reikalą baig, pusdienos sugaišau. Gal taikiau, pritaikiau, nuėmė, uždedi. Vėl bandai kažką, vėl nuėmė, uždedi, karočią. Daug reikalų buvo. Nu tai čia gal greičiau dabar bus. Įsikalėm kaladės, dabar šaibas dėti iš plintuso dėti. Iš plintuso fiksavimo žiedus. Ir galimės dėti plokštelę, guolį. Įbandyti visą matą stebalį. Tai va žodžiu. Užsikalėm guolį, plokštelę. Ir dar veržlę turim naują pagamintą, kolega pagamino. Bet neturim fiksavimą, tai reikia fiksavimą. Ir tas skylės pasidaryti kažkokį. Nes suknisom į tą ratą įdėjau veržlę. Nes bandat pritempt. Nu, ten eksperimentavom su to ratu salniką. Tekino, dėjo paprastesnį salniką, be plokštelių. Ir su veržlė, sako, bandom pritempt. Pritempėm veržlę, prasukom, karočią. Sriegius veržlė ir gavos, kad gavo pagaminti naują veržlę. Nu, pagamino. Nieko, sakant, blogo čia nepadarė, viskas gerai. Įsisuka, viskas veikia, tik fiksavimas reiks padaryti. Ir все. Reikia dar tą kantais šlifuoti, nes čia dulkės kartu su pridegusiais metalais. Per čia sunkiausia lenda. tą dalį nusišlifuoti būgną. Turėtume užmautys. Na, sudėjom stebalę, sudėjom kitą ratą su padanga jau. Vėl reikia apjaunu, lenkiu į kitą pusę, nes vėl atitinka stabdžių traukia. Tai neinu tiek atlauž, kad inertijos, nes kaladžiui per daug. Tai žodžiu, pjaunam, virinam ir pabaigiam surinkti. Žodžiu, pabaigiam bačkas. Dar turėjau reikalų ten su reguliavimu, vėl reikėjo perdarinėti. Įdomus variantas buvo, bet žodžiu, daug pasakas. Šiaip netai padarėm, karočią. Viskas kaip ir veikia tvarkingai. Stabdo tvarkingai, čiuoži. Gabaritų šviečia. Nes tam pusė atrodo nieko daug nešviečia, bet kai kuo toliau nueina, tuo ryškiau jos kažkaip šviečia pasižiūrėjus iš toli. Nefokusuoja kažkodėl, bet kuo toliau nueina, tuo labiau šviečia, atrodo. Kažkodėl nenori fokusuoti. Nu, kai sufokusuoja, nebe taip ryškiai, atrodo šviečia, bando į šviesą susifokusuoti. Tai žodžiu, čia kaip įsitvarkėm viską. Vakumai veik normaliai. Tai žodžiu, svarbu pažiūrėti dabar, kad kranai būtų prasukti, nes gali būti biškį vandens likutis ir kad neužšaltų ir gumas. Tačiau šviečia. Ir nuo diodą. Viskas normaliai. Atsikabint. Ir vse. Arba lampa su ledinė lempute. Ne itin ryškiai šviečia, bet manau naktį užteks. Šlangai matyt, kurį mes žodžiu. Kaip įbaigti su šitą bačką jau yra.